Labas, čia Karolis Vyšniauskas, jūs girdite naujos scenos epizodą. Tai Nara podcastas, kuriame reflektuojame šiuolaikinę lietuvišką muziką. Šiandien mes kalbėsime apie shoegaze muziką. Epizodo autorė ir viešnia yra Ieva Urbonaitė, gitaristė, vokalistė ir dainų autorė iš grupės Kelly View Control. Grupės daina balose ir skamba fone. Paklausykime jos. Kelly View Control skambesys gerai įkūnija svajingą, euforišką, melancholišką shoegaze garsą. Pagal apibrėžimą, shoegaze yra alternatyvaus roko subžanras, bet kartu tai ir savita estetika ir netgi savita pasaulėžiūra. Shoegaze šiuo metu išgyvena renesansą tiek tarptautiškai, tiek Lietuvoje. Ir per artimiausią valandą mes bandysime suprasti, kodėl tai vyksta. Išskirtinį dėmesį epizode skirsime naujoms vietos grupėms, kurias kuria šiandieninį lietuvišką shoegaze garsą. Tai yra grupė Varša, dainininkė ir dainų autorė Dykra ir grupė iš Klaipėdos Amber Street. Gero klausimo. Ok, panašu, kad pradedam. Labas, Ieva. Labas. Aš tave jau šiek tiek pažįstu, mūsų klausytojai galbūt tave girdi pirmą kartą. Aš noriu, kad jie apie tave kažką sužinotų. Ką jie turėtų žinoti? Gal labiausiai, ką norėčiau, kad žmonės apie mane žinotų, kad šiuo metu groju grupėje Kelly View Control ir ką tik girdėjote mūsų naujausią dainą iš laivo. Tai groju gitarą ir dainuoju ir kuriu dainas grupėje Kelly View Control. Ir atsimenu, kai mes tik susipažinom keistom sąlygom, kur yra tokia organizacija Agata, kurie turi jaunųjų muzikantų fondą ir tu atėjai pristatyti savo grupės idėją ir iš esmės paprašyti fondo pinigų. Jūs juos gavot, nes jūsų grupė puikiai grojo ir tavo projektas buvo labai geras. Ir aš tada atsimenu, ten buvo trumpi interviu, gal 15 minučių. Ir man sudarė įspūdis, kad šitas žmogus ne tik kuria muziką, bet yra muzikos
supranta muziką ir geba kažkaip artikuliuotai apie ją kalbėti. Čia buvo man tiesiog toks nuojauta kažkokia. Ir tada visam naujos scenos projektui aš pagalvojau, kad noriu įsitraukti pačius muzikantus ir taip prisiminiau tave ir dabar visą tai realizavosi iš tą įrašą, kuris yra pirmasis įrašas iš serijos įrašų, kuriuos mes planuojam daryti. Tai labai ačiū, kad tu sutikai iš tą eksperimentą jūsų pirma. Ačiū labai, kad pakvietei, malonu. Ir kalbėti apie shoegaze muziką yra svarbu ne tik todėl, kad tai yra žanras, kurį tu su grupė kuri, bet ir dėl to, kad vyksta kažkoks didesnis judėjimas Lietuvos alternatyvioje muzikoje aplink shoegaze muziką. Ar tu gali pasakyti, kas vyksta tavo akimis? Tiesiog pastaruoju metu tikrai pastebėjau, kad iš esmės kuriasi nemažai naujų grupių, bet kažkaip shoegaze toks buvo, man bent jau atrodė toks gana nišinis žanras ir kiek aš Lietuvoje praleidau laiko ir eidavau ir ieškodavau visokių koncertų, pamatyti shoegaze žanrą buvo labai retas atvejis. Aš atsimenu, vienintelį tokį atvejį prisimenu, man atrodo, 19 metais grojo tokia grupė Afterneath platformai ir mes ten su draugė tiesiog bėgom, nes mes negalėjom patikėti, kad shoegaze'as yra Lietuvoje, o dabar atrodo šitas dalykas toks daug labiau matomas ir tikrai yra nemažai grupių, kurios save vadina shoegaze grupėm ir tiesiog labai smagu tą matyti, nes atrodo, kad kažkaip to visiškai nebuvo Lietuvoje ir buvo labai tokie pavieniai atvejai, tai atrodo, kad šitas žanras toks Lietuvoje gavo kažkokį tais atgimimą. Tai dėl to šiaip labai smagu. Ir man bus įdomu sužinot, kaip tu pati atradai ir tu parašei visą tokį scenos pristatymą. Šiandien kalbėjai su grupėm, jos siuntė tavo voice messages apie savo kūrybą, bet prieš einant į visą tai mums reikia tam tikrus faktus susidėlioti. Ir turbūt reikia įvardinti, kas apskritai yra shoegaze muzika, nes ji gali skambėti kaip tiesiog roko muzika, bet ji turi tam tikrus elementus, kas šitą žanrą padaro tuo, ko jis yra. Kas ir kaip tu papasakotum, kas shoegaze muzika yra? Shoegaze žanras, man atrodo svarbu kaip ir žinot kontekstą, nes shoegaze žanras iš esmės buvo pats populiariausias 90 metais būtent UK muzikos scenai ir tai buvo toks gana uždaras ratas grupių, kurios laikėsi shoegaze arba kurios buvo tarsi apibūdinamos po to žanru ir man kažkaip atrodo, kad garsas yra viena dalis to, bet kartu tai buvo tiesiog to laikotarpio alternatyvaus roko scena, kurie turėjo tam tikrų elementų, kurie juos visus jungė ir tie elementai tai gal buvo tos šaižios gitaros efektų naudojimas, kuris nebuvo toks dažnas tuo metu, tai kažkoks labiau eksperimentinis gitarų pedalų naudojimas ir gana eksperimentinis fazo naudojimas, tai čia irgi vienas tipas iš gitaros pedalų ir vokalai, kurie buvo labiau ne sakykime, priekyje visos dainos, ne garsiai ir aiškiai girdimi, o tokie labiau pasislėpę už viso to šaižesio ir tokios šaižios muzikos ir visokios gausos. Skambesys buvo vienas dalykas, bet kartu iš to kyla šiek tiek ir žanro pavadinimas, nes šitas pavadinimas shoegaze, kuris šiaip tikrai yra gana keistas, aš prisimenu, kai pati pirma jį išgirdau ir kažkaip man labai patiko to žanras dar mokyklai, man irgi kėlė tokią nuostabą ir kažkokį šiek tiek juoką, ką tai galėtų reikšti, bet pavadinimas pats šito žanro kilo iš to, kad kažkoks žurnalistas atėjęs į grupių pasirodymus, tai ten buvo grupė Muse 90-aisiais, tiesiog buvo gana nustebęs, kad visą laiką atlikėjai pusiau letargiškai juda ant scenos ir visą laiką žiūri į savo batus, į ten tą visą pedalų gausą ir kažkaip labai, tai buvo gana neįprasta, nebuvo jokio tokio tiesioginio kontakto su žmonėmis, jie turėjo tokį kažkokį melancholišką, tokį letargišką įvaizdį ir iš tiesų šitas žodis shoegaze buvo naudojamas gana taip pašiepiančiai ir čia toks buvo kaip ir šiokia tokia pašaipa, kad žmonės, kad atlikėjai nedalyvauja, nėra to kontakto su aplinka, jie tiesiog žiūri į savo batus ir žiūri į tos savo pedalus, tai dėl to shoegaze, tai lietuviškai koks paksojimas į batus. Tai nuo to atsirado ir tas žanro pavadinimas, tai čia man atrodo
šiaip iš tą žanrą ir žinoma ta muzikos kažkokia, muzikos skambesys, bet kartu ir buvo to laikotarpio tokia kaip jie turėjo ir savitą išraišką, ir savitą kažkokį būdą, kaip jie buvo ant scenos ir tai viskas siejo tą žanrą. Tai čia. O kaip tu jį atradai? Iš tiesų man jį parodė draugė, kai buvau dar mokykloje ir mane labai patraukė tai, kad mano nuomonė, aš būtent klausiausi My Bloody Valentine, tiesiog tai buvo kažkas labai negirdėto ir kitokio, negu aš buvau įpratus tiesiog klausantis alternatyvios roko muzikos. Man labai patiko, kad vokalai nebuvo taip aiškiai, sakykime, girdimi ir man labai patiko ta idėja, kad jie tarsi kaip dar vienas instrumentas susilieja su visa gausa viso garso ir man patiko, nes atrodė, kad tai kažkiek dekonstruoja tokį įsivaizdavimą, kas šiaip yra muzika arba kas šiaip yra daina. Tai tarsi buvo toks, man tai atrodė kažkoks naujas požiūris į muziką ir į alternatyvią muziką. Jo, tarsi, kad vokalistė ar vokalistas nėra pačiam priekį, kad tai yra vienas iš sluoksnių. Taip. Kartais nebūtinai pagrindinis. Taip. Gal mano toks įsivaizdavimas buvo, kad labai dažnai muzika yra tarsi, yra labai daug svarbos vokalui ir tai yra normalu, nes žmonės dažnai susitapatina su tom ir vokaliniam linijom ir kažkokiais žodžiais, bet man atrodė, kad čia yra toks naujas ir labai įdomus ir irgi svarbus požiūris, kai nėra kažkokio vieno išskirtinio, sakykime, instrumento, nėra, kad žmonės turi tapatintis ar kažkaip tapatinasi tik su vokalo ar žodžiais, o taip atrodo esi apgaubtas tokio visos masės garsų. Ir kiek žinau, pats My Bloody Valentine lyderis Kevin Shield šiaip gavo tokią idėją, vat būtent tokiam garsui, iš atsiminimų iš vaikystės, kai jis eidavo į koncertus ir po kiekvieno grupės pasirodymo žmonės pradėdavo labai ten ploti, džiaugtis, rėkauti ir jam būtent labiausiai ir patiko ta tokia visuma garso po kiekvienos dainos ir kaip tas toks užliejantis kažkoks tai garsumo jausmas priverčia jaustis tave kaip dalyvį tame koncerte ir jis kažkaip bandė būtent tą atkartot ir manau, tai kažkiek ir tai manau, kad padarė įtaką irgi tam garsui ir būtent, kad vokalai nėra kažkur labai girdimi ir taip viskas susilieja į bendrą visumą. My Bloody Valentine yra tokia kertinė shoegaze grupė, jų albumas Loveless, ar ne, tarsi nustatė, kaip šitas žanras skamba, visiškai nepasenęs įrašas, ar ne. Tas pats faktas, kad tu jį atradai, tai yra grupė iš 90-ųjų, ar ne, ir jį kažkokiu būdu tave pasiekė 21 amžiuje, ar ne? Tai, vadinasi, kad kažkas yra tokio timeless apie tai, bet yra ir daugiau grupių. Ką tu paminėtum kaip tokias kertinės shoegaze grupės ir galbūt specifinius vardus, kuriuos tu esi atradus, kurie kalba su tavim? Tai man atrodo, kad gal žmonėm, kurie nori susipažinti su shoegaze žanru, tai tos kertinės grupės, tai jau kaip ir kalbėjom, tai taip, My Bloody Valentine, jų visi albumai yra tikrai labai svarbus shoegaze žanrui, tada Slowdive, Lush, tada aš sakyčiau Cocteau Twins, jie labiau skaitomi gal kaip proto shoegaze, nes jų albumas Head Over Heels laikomas, jis tikrai jau turi tą tokį shoegaze skambesį. Ir Jesus and the Mary Chain su savo albumu Psycho Candy irgi tarsi buvo tokie vieni iš pradedančių tyrinėti tą tokį šaižių gitarų skambesį. Tai manau, jos irgi svarbu paminėti. Tai čia iš tokių grupių, kas grojo 90-aisiais. Bet šiaip shoegaze grupių yra tikrai labai daug ir tų, kurių aš klausau, kurios man patinka. Ir shoegaze'as taip tarsi turėjo savo didžiausią populiarumą 90-aisiais ir buvo kažkiek gal apmiręs apie 2000-uosius ir atrodo jis vis taip sugrįžta bangom, nes apie 2010-uosius buvo vėl labai stiprus toks atgimimas kartu su My Bloody Valentine albumu nauju, kurie išleido 2013 metais ir
tą laikotarpį irgi kūrėsi labai daug naujų shoegazo grupių, tai tokių kaip Weir, kurie dar ir dabar šiaip labai populiarūs ir irgi gavo tokį naują klausytojų ratą dabar. Kokia grupė? Weir. Kaip rašosi? WHERR. Geras, nesu jūs užsekęs, okei. Jo, tada man dar patinka Candy Claws, Pink Shiny Ultra Blast, Ringo Death Star, Pity Sex, tai tokių daug buvo iš 2010-ųjų ir dabar taip pat mes matom tą tokią trečią bangą apie 2020-uosius ir vėliau, tai dabar kažkaip man net atrodo, kad dabar shoegazas gal populiariausias, negu jis iš viso buvo kada nors, nes net žiūrint pagal kokį perklausų kiekį ten Spotify, aš kažkaip visai prisimenu, nes aš vis tiek jau turėjau Spotify ten, kai tik pradėjau klausyti My Bloody Valentine ir jie buvo tokie žinomi, bet tokie vis tiek ne ten 100 milijonų perklausų ir man tiesiog buvo taip keista, neseniai sugrįžti ir pamatyti, kad jie tokie jau labai populiarūs, ten jau 100 milijonų perklausų renka jų tos dainos iš Loveless albumo ir visos 90-ųjų grupės kažkaip gavo labai tokį, atrodo, kad žmonės dabar labai sugrįžo ir klausosi visų, būtent 90-ųjų metų grupių, o dabar tokios grupės, kurios populiarios būtent dabar, tai Julie, Flying Fish, Wisp, čia gal pagrindinės tokios shoegazo grupės, bent jau kur atrodo, kad būtent populiarios šituo metu. Tai gal tiek, nors tų grupių yra šiaip tikrai nemažai ir man dar atrodo įdomus tas fenomenas, kad shoegazas jis buvo labai populiarus UK ir Amerikoje, bet taip pat turėjo labai stiprią tokią gausą klausytojų būtent Japonijoje ir 90-aisiais ir ten apie 2010-uosius ir dabar kuriasi ir būtent Japonijoje ir šiaip Azijos šalyse shoegazo grupės, tai ir jos turi tokį savitą skambesį, bet irgi žmonės, kurie mėgsta shoegazą, dažnai labai vertina ir tą japonišką shoegazą. Tai tarkim, gal žymiausios grupės būtų tokios kaip Tokyo Shoegazer, Yuragi, Plastic Girl in Closet, My Dead Girlfriend arba OL. Tai čia tokios gal žymiausios iš japoniškų. Geras, nesuklausęs japoniško shoegaze. Paklausyk, tikrai labai, labai neblogas irgi. Ok, ir jeigu kalbant apie shoegaze Lietuvoje, tu minėjai, kad šitą žanrą atradai per draugą, bet įsivaizduoju, kad jūs klausėt Jungtinės karalystės, galbūt kitų šalių muziką, bet kažkuriuo metu turbūt natūraliai kyla, ar kažkas tai daro iš ten, kur aš esu. Tu esi iš Vilniaus? Iš Vilniaus. Ok, tai koks buvo tavo pirmas susidūrimas su lietuvišku shoegaze ir suprantu, kad tu paskui nėrei į šitą žanro istoriją ir ką tu Lietuvoje specifiškai, ką mes norim perklausyti iš to. Tai man irgi pačiai buvo įdomu sužinoti, nes aš gal kiek apie lietuvių shoegazą žinojau, tai jau šiek tiek apie vėlesnes grupės, ten, kurios kūrėsi 15-19 metais, bet buvo įdomu sužinoti, kad mes 90-aisiais irgi turėjom porą shoegaze žanro grupių, tai tarkim viena iš jų buvo grupė SH. Kol aš rinkau šitą medžiagą, taip pat pamačiau, kad SH neseniai atsikūrė ir jie netgi turėjo savo koncertą Kirtimų kultūros centre Vilniuje. Aš dėja negalėjau sudalyvauti, bet tikrai buvo įdomu, kad man tai kažkaip irgi atspindi tą faktą, kad shoegazas sugrįžo ir jie, manau, tą irgi pastebėjo ir tiesiog, kad yra naujas toks susidomėjimas, nes aš kažkaip galiu įsivaizduoti, kad 90-aisiais shoegazas tikrai buvo toks nišinis dalykas ir dėl to daug grupių SH, sakyčiau, tokie buvo kaip ir pagrindiniai, kuriuos aš radau iš 90-ųjų.
bet toliau, ką jau pati ir daugiau žinau, tai 2015 metais, nežinau, kokiais metais šita grupė buvo aktyvi, bet tiesiog esu radus iš 15 metų įrašą iš Skylės, tai buvo grupė Gelmė. Kurie tiesiog 15 metais turėjo koncertą ir yra išlikęs jų įrašas, kur irgi shoegaze žanro buvo pasirodymas. Šita grupė labai, aš jas suradau berenkant informaciją tiesiog Facebooko grupiai lietuviško shoegazo ir kažkaip apie buvo kalbama, kad čia gal tokia viena iš nedaugelio, net vienintelių aktyvių grupių, kurios buvo aktyvios 2015 metais ir kad jie turėjo ar vieną, ar ten porą koncertų, tai čia tiesiog vienos dienos įrašas iš vieno koncerto Skylėj ir daugiau neradau nei ten kokių išleistų dainų, nei ten jokių bandcampų, nei dar kažko, tai panašu, kad jie gal gana trumpai ir buvo aktyvus ir čia toks vienintelis įrašas, kuris yra išlikęs. Kur einam toliau, kokią kitą grupę nori pristatyti? Tai čia gal jau aš labai trumpai pradžioj buvau užsiminus apie tai, kaip aš pati pirmą kartą išgirdau shoegazą Lietuvoj. Tai aišku, manęs ten kurį laiką ir net nebuvo, tai sakau, gali būti, kad gal kažką ir praleidau, bet būtent grupė, kurią aš pirmą kartą lietuvišką, kurią aš išgirdau grojant shoegazą, tai buvo Afterneath ir jie pasirodė Perone 2019 metais. Tai čia grupė Afterneath ir galim paklausyti jų, jie turi vieną dainą. Geras. Klausom. Wow, šitas skamba žiauriai gerai. Man irgi tikrai labai patinka. Grupė Afterneath. Ar jie dar aktyvus? Ne, jie nebeaktyvus ir irgi atrodo, kad buvo aktyvus labai trumpą laiką. Tai kol kas jie, manau, kad neplanuoja vėl sugrįžti, bet yra išleidę porą dainų, tai bent jau galim paklausyti jų. Kur einam toliau? Kokią grupę nori pristatyti toliau? Tai aš pakalbinau 3 grupės. Tai grupė Varža, Amber Street ir Dykra. Tai galim pradėti nuo Varžos. Ir dabar jie patys pristatys savo dainą Pienių valsas, kurią išgirsime po to. Svarbiausia ir sentimentaliausia grupės Varža daina tai be abejo Pienių valsas.
yra svarbiausia, nes tai yra pirma daina, kurią išleidom į Spotify. Mūsų pirmas singlas, bet ji yra ir sentimentaliausia, nes tai yra viena pirmų dainų, kurią mes parašėm. Man atrodo, pirma daina, kurią iš jos davėm pavadinimą. Ir ji yra išgyvenus tiek daug skambesio pokyčių, tiek daug sąstato didžiulių pokyčių. Daina išlieka tikra mūsų skambesiui visiems, gitaros efekčiukam ir svarbiausia mūsų muzikos nuotaikai. Dėl to džiaugiamės šią dainą ir kuom ji yra tapusi. Aš bent asmeniškai tai atradau shoegaze'ą kaip stilių tai gal prieš kokius 2-3 metus. Čia buvo pavasario vidurys kažkur ir buvo visai šiltoka, bet dar ne per daug gal. Mes su draugu ėjom pasivaikščiot po Antakalnį, labiau link upės. Atsisėdom prie lieptelio netoli Uno parko ir man tiesiog sakė, tipo, va, aš manau, tau visai patiks ir man paleido Slow Dive'ą. Dabar nepasakysiu, ką būtent, bet gal kažką iš Souvlaki Space Station albumo arba gal kokį Sugar for the Pill. Man ta muzika labai, kaip sakant, labai turėjo kaip ir tokį gydomąjį poveikį, ypač tuo metu, iš psichologinės pusės. Ir aš prisimenu, kaip aš realiai po tos nakties visą mėnesį ar bent 2 mėnesius non-stop realiai klausiausi Slow Dive'ų, tai jo. Grojant grupėje mes stengiamės suderinti nederančius garsus ir ne tik garsus, ir triukšmus, ir pačius mus kaip žmonės, kaip draugus, nes visi esame skirtingi ir pavyksta mums vis dėlto susiderint, susigrot. Tai tas ir atsispindi mūsų muzikoje. Atsinešam kiekvieną skirtingų žanrų, stilių, ką mėgstam ir bandom tai sujungti į vieną kažkokį naują mūsų skambesį. Aš asmeniškai gal labiau pakomentuosiu tą techninį aspektą išgavimo garso. Tai pas mane yra, ir kūryba pačia. Pas mane yra 3 būdai. Tai pirmas būdas yra visiškas tiesiog žaidimas su garsais ir iš pedalų, tarkim, išgavimas kažkokio triukšmo, kuris ritmiškai pasikartoja. Tada aš jį visai formuoju, lipdau kaip molį ir išgaunu kažkokį fainą skambesį, fainą ritminę progresiją ir tada aplink ją kažką konstruoju. Antras būdas yra, kuomet tiesiog su gitara kažką bandai pagroti. Tiesiog spaudai, kas atrodo tinka ir automatiškai tą nuotaiką, kurioje esi, persiduoda į tai. O trečias būdas yra, kuomet kažkas kitas iš grupės atneša savo partiją kažkokią ir tada tiesiog prisitaikai, bandai
bandai megzt pokalbį, žiūri į tą partiją, kurią tau parodė, kaip į sakinį, kurį tau pasakė, ir tu su savo instrumentu jam atsakai atgal ir konstruoji tokį dialogą muzikinį. Aš neturiu gitaros, kuri nebūtų kaip nors manęs pamodifikuota. Reiškia, kad aš tiesiog turėjau vieną paprastą squirį, kuris tapo visišku partokasteriu. Ir dabar mano tai yra go-to move. Aš viską pakeičiau jame. Tai visas backgroundo ir ritminis skambesys eina iš mano užmodifikuoto, apkeisto, perkeisto, perdaryto, perlituoto aparato kažkokio. Ir mano abidvi gitaros tokios. Ir dar galvoju apie trečią. Ir tiesiog, kai, mano nuomonė, kai tu gitarą savo kaip nors patobulini ar įdedi daugiau laiko, negu tai yra tiesiog paprasta nusipirkta tavo gitara, jinai tiesiog prilimpa ir tampa netgi dalim tavęs. O apie pedalus tai irgi jų yra milijonai, tai aš gal labiau atsakysiu pedalo rūšį mėgstamiausia, tai būtų delay pedalas, nes man atrodo, kad su juo įdomiausius dalykus gali sukurti ir tie visi pasikartojimai gali jos vienas su kitu maišyti, turėti kelis delayaus pedalus. Aš asmeniškai naudoju 3 ir labai įdomiai gaunasi tada. Tai, manau, kūrybiškiausias pedalas. Mėgstamiausia pedalai tai turbūt būtų šitas EHX Canyon, Electro Harmonix Canyonas, nes jisai yra delėjus, jisai moduliuoja, jisai perteikia tą signalą ir galima iš visokių iškaulyti garsų, kurie skambėtų kaip sintezatoriaus sukurti garsai. Iš esmės, ir galima su jo labai daug eksperimentuoti. Mes pasikvietėm fanus nusifotkinti po koncertą Kaune Oldmene Pavasario žvaigždės festivalyje. Ir buvo labai šiaip ir šilta, ir taip wholesome, ir atrodo, kad, atrodė ir vis dar atrodo, kad yra tų žmonių, kuriem realiai, ir patinka tavo kūryba, ir jie su jie gali, gal net ir asocijuotis kažkaip, ir surasti ir dalelę savęs, tai tas man labai buvo faina ir patirt, ir pamatyti, jog, mes čia nebereikal, kaip sakant, darom ir kuriam muziką. Ten, kur apsimetam laisvi, jaučiam baimės neįžeist, užtenka viską, kol esi.
manau, galim tada judėti prie antros grupės. Noriu pristatyti grupę Dykra. Tai iš tiesų yra ne grupė, o vieno žmogaus Lukos projektas. Ir dabar pasiklausysime jos dainos Vyšnių sodas. Sveiki, aš Luka ir noriu šiandien pakalbėti apie savo projektą Dykra. Tai šitas projektas jau aktyvus keli metai. Prasidėjo nuo reikmės tiesiog transliuoti savo muziką į pasaulį ir pasidalinti savo kūrybą su žmonėmis. Tai pagrindinė gal projekto esmė tai kažkaip surasti savo balsą per muziką ir įgyvendinti daug įvairiausių kūrybinių idėjų. Tai shoegaze žanras man apskritai yra labai arti širdies, kažkaip, nežinau, žanras, kuris padeda išgyventi ir sunkius, ir taip pat pagražina ir gražiausius gyvenimo momentus, dėl to, kad tai tiesiog garsas, kuris, nežinau, pakyli, visiškai gali atsiduoti jam ir išgyventi jį, tai tas man rodos yra labai gražu ir labai faina, kad muzika iš viso turi tokią galią. Tai aš šitą žanrą atradau ganėtinai anksti. Man rodos, mano pirma daina, kurios klausiausi, buvo My Bloody Valentine grupės Only Shallow. Tai atsimenu nuo pat pirmų būgno sudavimų ir tų ekscentriškų gitarų, tiesiog, mane visiškai pasiglemžė šitas žanras. Tiesiog niekada nesiejau sunkių gitarų ir gitaros efektų su kažkokiu, nežinau, dangišku jausmu tikriausiai, kažkokiu pakylėtų jausmu. Visada kažkaip galvojau, kad yra sunki muzika ir tada yra graži muzika, ta rami, kuri padeda kažkaip, nežinau, kurią galima grožėtis. Tai man shoegazas kažkaip atrodo apjungia šitus abu dalykus ir tą sunkumą, ir tą tokį maždaug visišką dėmesio reikalavimą, tuo pačiu suteikiant visišką autentišką grožio jausmą. Tai man tas yra shoegazas. Kažkoks konkretus jausmas tikriausiai labai priklauso nuo pačios dainos, nuo kokia yra idėja ir taip toliau, dėl to, kad žmogus niekada nėra pastovus ir šitas projektas jau trunka visai nemažai metų. Tai su kiekvienu gyvenimo etapu ateina labai daug skirtingų jausmų, emocijų ir taip toliau. Tai ir tas garsas kažkiek keičiasi. Tai jis patamsėja, tai pašviesėja, tai dar labiau išsipildo kažkaip. Tai kad, kaip čia pasakyti, kad muzika neužsistovėtų, tai visada kažkaip bandau kuo daugiau platesnį kažkokį muzikinį skonį gal ugdyti. Ir taip pat eksperimentuoti, kažkaip būtent ir, nežinau, bendrauti su kitais kūrėjais, su kitais muzikantais, tiesiog semtis iš jų idėjų ir tiesiog žiūrėti, kaip dar galima kažkaip kitaip pažiūrėti muzikos produkciją, tas man yra labai svarbu. Gal Dykra geriausiai apibūdinanti daina būtų Vyšnių sodas. Man šitą dainą visuomet asocijuojasi su tokia ilga kosminė kelionė. Tai yra toks bandymas atrasti, kas tu esi, kodėl tu čia, kodėl tu kvėpuoji, naviguojant per visą tai tarp tokio totalaus sapno ir visiško košmaro. Tai man atrodo, tas yra labai gražu, kad tai galima kažkaip išgyventi per muziką. Net drįšiu pasakyti vienas gražiausių dalykų visame pasaulyje.
tai jos muzikos daugiau galite išgirsti ir Spotify platformoj. Ir tuomet pabaigai pasiklausysime Dykros Vyšnių sodo Dar kartą. dar kartelį, taip. Eva, ir trečia grupė, kurią tu parinkai šitam interviu sesijai, yra grupė pavadinimu Amber Street. Ką apie juos reikia žinot? Aš pati susipažinau, galima sakyti, su jais, kai nuėjau į koncertą. Čia buvo jau gal prieš porą metų, jie grojo Opera Social House. Ir po to vėliau mes ir kartu grojom ir su savo grupe grojom vienam koncerte visi kartu, bet dar prieš grojant kartu mes buvom nuėję paklausyti, nes irgi buvo įdomu pamatyti, kad grupė, kuri save vadina Shoegaze, groja kažkur Vilniuj ir buvo įdomu pasiklausyti, nes buvo negirdėta man tuo metu grupė ir tiesiog patiko labai ir gitarų skambesys ir visas bendras jausmas, tai kažkaip nuo to laiko vis turėjau jos omeny ir ką šiaip apie juos žinau, tai kad jie iš Klaipėdos ir manau dėl to ir tas pavadinimas susijęs su gintaru Amber Street ir dabar ne per seniausiai jie yra išleidę naują albumą. Mes esam Amber Street, esam iš Klaipėdos, grojam Gintaro gatvėje Klaipėdoje, esam gyvi ir dar gyvuosim ir esam fine. Man kaip gitaristui Shoegaze rezonuojasi su 90-ųjų metų grupėmis kaip My Bloody Valentine ar
Sonic Youth ir tiesiog kai grupės eksperimentuoja ir deda ne tik kažkokias reverbinius didelius garsus, bet šiaip garsius su visokiais fuzais, distortionais ir visokiais dalykais ir struktūrizuoja juos į dainas. Man tas labiausiai rezonuojasi su shoegaze. Garsą mes išrandam dažniausiai tai, kas mus įkvepia, tai kiti atlikėjai, ypač ir lietuviai, nuėjus į koncą, labai galima pasisemti visokio garso, ypač per soundchecką, kai viskas cypia dar. Taip pat pati gamta kartais diktuoja ne būtent kažkokius garsus, kuriuos tu nori atkartot, bet šiaip duoda vaizdinius, kurie galbūt įkvėptų sukurti kažkokį labai šlykštų garsą, galbūt net ir patosišką garsą, kai pradeda vėl šviest saulė pro tirštus debesis Klaipėdoje. Arba, nežinau, pamatai kažkokį negyvą gyvūną prie šitos automagistralės Vilnius Klaipėda. Ir da iš karto irgi noris kažkokį garselį padaryti ant savo gitaros, kad pažymėt, kad tu matei ten tą kažkokį numirusi gyvūnėlį. Tai koncertavome Latvijoje, tai pakvietė mus ten pakoncertuoti, mes labai užsihypinę atvažiavom ir irgi noriu paminėti, kad tai buvo turbūt geriausias venue, kuriame esame groję ir pati scena ir apšvietimas ir garsas, tiesiog viskas buvo nuostabu. Ir mūsų atėjo paklausyti net 9 žmonės. Tai turbūt juokinga, bet vis tiek kartotumėm šitą patirtį, nes tie 9 žmonės išsitaškė taip, kaip kartais, nežinau, 100 nesugeba. Tai koncertas buvo tikrai gyvas, visi išjautėm visus garsus, tiek klausytojai, tiek patys mes ant scenos. Ir tikrai norim sugrįžti tenais ir vėl pakoncertuoti. Aš negalinu stoti apie tuos mirusius gyvūnus galvoti, autostradai. Nes jie tikrai būna. Man tikrai buvo labai įdomu pagalvoti, kad toks kūrybinis procesas, kad per kažkokius vaizdinius, nes gal aš pati dažniausiai būnu įsikvėpus kitais garsais, tai tarkim kitais atlikėjais arba jausmais gal labiau, o man tai buvo įdomu išgirsti, kad yra ir tam tikri ryškus vaizdiniai, kurie įkvėpia garsą, tai tikrai labai įdomu buvo. Su kokia Amber Street daina norėtum išeiti iš šį segmentą? Tai man asmeniškai patinka jų daina Toli, labai lyriška, graži daina. Tai paklausykime dainos Toli.
Ačiū tau labai, kad tu surinkai interviu iš tų grupių. Suprantu, kad tu jas ne visas pažinojai. Dalį, turbūt su Varža jūs esate pažįstami, įsivaizduoju, ar ne? Jo, esam groję ir su Varža, ir su Amber Street. Su Varža, kadangi iš Vilniaus, tai gal tenka daugiau pabendrauti. Su Dykra taip pat jinai yra mano pažįstama, tai kaip ir žinau. Kažkokia bendruomenė yra. Labai labai fainai girdėt. Ir čia yra tik dalis vardų, kurias šiandien mes davėm daugiau dėmesio, bet yra ir daugiau grupių atlikėjų, kurie turėtų būti paminėti. Ką mes turėtume paminėti, kalbėdami apie Shoegaze Lietuvoje sceną tokią dabartinę? Tai manau, kad tikrai vertėtų paminėti tokias grupės kaip Kerpė be žmogystė. Ta pati Šiza turi šiek tiek tokių Shoegaze skambesio. Šėtono močia. Dilema. Cats and Grass. Taip pat Emilija Karosaitė ir Broken Chord. Jo, čia buvo, šitie du buvo mano įrašyti, nes bent jau Emilijos pirmas EP turi daug elementų. Broken Chord, aš buvau neseniai jo koncerte čia pat Lukiškėse ir tai yra turbūt labiau tai, kas vadinama gal crowd rock arba galbūt noise rock, bet irgi yra tas toksai, tu atsiduri, įstato tą garso sieną ir ją pastato labai aukštą. Ir kartais tas klausimai, žinai, kas kažkokia žanrų ribos, jie tampa tokie labai, aišku, yra tas terminas gatekeeping ir aš nenoriu, kad čia, žinai, kažkokias ribos būtų braižomas. Gal tiesiog išvada turbūt ta, kad roko muzika, ji kažkaip ir evoliucionuoja ir ateina į savo praeitį ir dabar, šituo metu kažkokia svajinga muzika ir netgi dainų pavadinimai, kurias mes šiandien klausėm, ar ne, ten Vyšnių sodas, Pienių valsas. Pienių valsas. Yra kažkas tokio, kažkas romantiško, kažkas tokio jausmiško, gamtiško apie tai, ko tu paprastai galbūt nesėjai tradiciškai su roko muzika, bet kažkas ir dabartiniai kultūrai rezonuoja šitam skambesiui. Kaip tau atrodo, kas tokiam finalizuojant mūsų, žinai, Shoegaze epizodą? Tai manau, kad visai neblogai ir apibendrinai. Man atrodo, dabar mes matome grupę kūrėjų, kurie arba gal atrado šitą žanrą augdami ir tai formavo jų kažkokį kūrybinį procesą ir kartu jie yra įsikvėpę daug skirtingų kitų žanrų ir tokia, dabar mes matom tokią samplaiką žanrų, kuriuos patys kūrėjai vis tiek apibūdina kaip Shoegaze ir man atrodo tas savęs kažkoks įsivertinimas ir yra validus ir svarbus, kad tai matyt kažkaip būtent tas žanras jiems kažkuo rezonavo ir jie nori būti asocijuojami būtent su šitu žanru. Tai kiekvienas, kaip jau ir girdėjom, turi savų priežasčių, kodėl būtent šis žanras jiems svarbus ir kas juos patraukia. Geras. Ar nori kažką dar perduoti klausytojams, kas liko nepasakyti? Kvieščiau visus pasiklausyti šių grupių, apie kurias kalbėjome. Tai tikrai jaunos ir labai ambicingos grupės ir jeigu koncertuos jūsų mieste, tai tikrai kviečiu ateiti ir palaikyti. Jo, palaikyti vietinę sceną. Ieva, ačiū tau labai už tavo debiutą.
naujos scenos podcast'e, Nara podcast'e. Mes turim idėjų tęsti šitus epizodus, kalbėti apie skirtingas temas, kol kas jų neskleisim, bet visas susijęs su tuo, kas vyksta muzikiniai scenai dabar. Labai laukiu išgirsti taip pat ir tikiu, kad klausytojai taip pat. Mes pradėjome šitą laidą su tavo grupės Kelly View Control daina. Mes galime ir užbaigti. Kokį kūrinį galim palikti klausytojus? Manau, kad galėtume paklausyti pirmo mūsų singlo dainos Blooming Currents. Žmonėm, kurie gal negirdėjo mūsų muzikos, būtų toks geras įvadas, gera įžanga. Jėga, šiauriai gera daina. Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Epizodo autorė yra Ieva Urbonaitė, gitaristė, vokalistė ir dainų autorė iš Vilniaus grupės Kelly View Control. Epizodo redaktorius esu aš, Karolis Vyšniauskas. Epizodą montavo pati Ieva, o mums padėjo garso režisierė Kata Bitoft. Mano studijinį balsą įrašome Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. Garso režisierė studijoje čia yra Justina Šimonytė. Nara podcastų ir tekstų serija Nauja scena dalinai remia Medijų rėmimo fondas. Visas mūsų publikacijas raskite adresu nara.lt/nauja_scena. Laukiam jūsų reakcijų į tai, ką girdėjote šiandien, tiek socialiniuose tinkluose, tiek e-mailu nara@nara.lt. Ačiū visiems, kurie susisiekė. Iki greito susitikimo.